infekcijomis. Ir dar vienas tyrimas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra Cancer Track tyrimas. Tai yra tyrimas, kaip aš jau minėjau, kuris gali būti atliekamas gydymo stebėsenos tikslais, todėl kad tai yra dinaminis, realią situaciją, jeigu galima tai pasakyti, atspindintis tyrimas. Ir kai aš jau minėjau, kad kuomet baigiamas gydymas, pabaigiam gydymą ir atliekam kažkokius tai tam tikrus patikros tyrimus, galbūt atliekama kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tyrimas, galbūt atliekami kažkokie tai kraujo, tai šitas tyrimas lygiai taip pat gali būti atliekamas gydymo stebėsenos tikslais. Tiesiog įvertinamas yra cirkuliuojančių navikinių ląstelių skaičius ir yra vėlgi žiūrima, ar organizme cirkuliuoja laisvai cirkuliuojanti, ar aptinkama organizme periferiniai kraujotakai laisvai cirkuliuojanti naviko DNR. Kodėl aš dar noriu truputėlį gal pabrėžti tą laisvai cirkuliuojančią naviko DNR, todėl kad laisvai cirkuliuojanti naviko DNR išlieka periferiniai kraujotakoj gyvybinga tik tai nuo keliolikos minučių iki kelių valandų, iki 2,5 valandos. Tai reiškia, kad jeigu ta cirkuliuojanti naviko DNR aptinkama, tai reiškia, kad organizme yra tikėtina, kad yra aktyvus piktybinis židinukas ar židinys, yra aktyvus piktybinis židinys, iš kurio ta cirkuliuojanti naviko DNR išsiskiria. Nes ląstelės, kaip aš jau minėjau, cirkuliuojančios naviko ląstelės, jos būna tikrai cirkuliuoja diagnozavus onkologinę ligą ganėtinai ilgą laiką, daug metų, kaip aš jau minėjau, ir po 10 ir po 15 metų gali būti aptinkamos. Jos nėra aktyvios, bet jos gali būti aptinkamos. Tai vėlgi šiuo atveju tas navikinių ląstelių skaičius, kiek jų aptinkama organizme, yra labai labai svarbus. Lygiai taip pat kaip ir atsparumo vaistams išsivystymo tikslais, kad, pavyzdžiui, taikomas kažkoks tai gydymas ilgą laiką ir jam, jeigu išsivysto atsparumas, jis nebereaguoja, pavyzdžiui, navikas į skiriamą gydymą ir pavyzdžiui, vėlgi iš karto padidėja cirkuliuojančios naviko DNR kiekis, padidėja cirkuliuojančių navikinių ląstelių kiekis. Ir aišku, arba naujai atsiradusioms mutacijoms, ankstyvos ligos atkryčio nustatymui, tai va čia ankstyvos ligos atkryčio nustatymui, tai yra tiems pacientams, kurie yra remisijoje, tai yra remisijos monitoringas, kurie nori įsitikinti, kad tikrai yra viskas gerai, kad jie toliau gali ramiai gyventi ir atlikti galbūt tuos kažkokius tai radiologinius tyrimus šiek tiek rečiau, jeigu nėra aptinkamos nei cirkuliuojančios navikinės ląstelės, nei cirkuliuojanti naviko DNR. O čia vėlgi tiesiog keletas galbūt pavyzdžių, vėlgi matot, kad vėlgi tai yra 61 metų moteris, tai krūties vėžys, HER2 teigiamas. Ir tiesiog čia matot parodyta, kad cirkuliuojanti naviko DNR yra kiekis, atlikus ten kovo mėnesį, stipriai padidėjęs, lygiai taip pat kaip yra padidėjęs ir cirkuliuojančių navikinių ląstelių skaičius. Ir matot, pradėjus taikyti aptikta PIK3CA mutacija ir pradėjus taikyti tam tikrą taikinių terapinį gydymą, skiriant tam tikrą inhibitorių, matot, vėlgi tas po tam tikro laiko, tas tiek cirkuliuojančios naviko DNR kiekis, tiek cirkuliuojančių ląstelių kiekis vėlgi sumažėja ir vėl grįžta į tą tokį visiškai stabilę tą fazę ir kuomet pasiekiama, kaip aš jau minėjau, remisija. Vėlgi čia kitas atvejis, prostatos vėžio atvejis, kuomet vėlgi matot pakyla iš tikrųjų ganėtinai ženkliai, ganėtinai stipriai tiek cirkuliuojanti naviko DNR, tiek cirkuliuojančios naviko ląstelės, kas rodo atkrytį ir vėlgi kaip aš jau ankstyva atkryčio diagnozė. Ir vėliau tik tai po tam tikro laiko buvo patvirtintos metastazės pacientui kauluose. Ir aišku, vėlgi skiriant gydymą, matot tikslinį gydymą, vėlgi tas tiek ląstelių, tiek cirkuliuojančios naviko DNR kiekis ženkliai krenta. Ir vėlgi, kaip aš jau minėjau, pacientui pritaikius gydymą pasiekiama remisija. Tai kaip ta surenkama, kas tai yra ta skista biopsija, kraujo surinkimo procedūra, tai dažniausiai matot, tai yra tam tikri validuoti mėgintuvėliai, todėl kad, kaip aš jau minėjau, tai yra IVD procedūra, in vitro diagnostinis tyrimas, žymėtas in vitro diagnostiniu, tai reiškia, kad visas procesas ir visa procedūra yra labai aiškiai aprašyta, kaip jin turi būti padaryta, kaip turi būti paimamas kraujas,
kiek to kraujo turi būti paimama, kaip tas kraujas saugomas, kaip tas kraujas transportuojamas ir taip toliau. Tai yra labai aiškios procedūros, kurių turi laikytis tiek slaugytoja įmanti kraują, tiek po to atsakingi asmenys, kurie siunčia tuos mėginius į laboratoriją, į Jungtinę Karalystę. Jeigu mes kalbam apie Exactą tyrimą, tai matot, yra imami tam tikri skirtingi 2 tipų mėgintuvėliai, iš viso paimama 2 mėgintuvėliai po 10 ml vienokie, 2 kitokie, tai yra apie 40 ml kraujo. Ir aišku, vienas iš svarbių dalykų, jeigu mes kalbam apie sergančius pacientus, pavyzdžiui, ir apie Exactą tyrimą, kad mažiausiai 72 valandas, o dažniausiai rekomenduojama apie 4-5 paras iki kraujo paėmimo neturi būti atliekama nei chemoterapija, nei spindulinė terapija, taip pat neturi būti atliekami radiologiniai tyrimai, tai ir PETas, ir kompiuterinė tomografija, ir magnetinio rezonanso tyrimas, ar bet kokia kitokia radiologinė procedūra tam, kad, kaip aš jau minėjau, mėginio kokybė būtų tikrai tinkama ištyrimui, tam, kad tyrimo rezultatas būtų pats tiksliausias. Lygiai taip pat neturi būti atliktas kraujo perpylimas ar kitų kraujo komponentų sulašinimas. Tai reiškia, kad jeigu atlikta viena iš mano minėtų šitų procedūrų, tai turi praeiti mažiausiai 4-5 paros tam, kad būtų galima paimti kraujo mėginį. Ir aišku, vėlgi labai svarbu yra taip vadinamas pildomas tyrimo užsakymo forma, tyrimo užsakymo lapas, kuriame vėlgi labai svarbu, jeigu mes kalbam apie onkologinius pacientus, tai detaliai surašyti klinikinę informaciją, todėl kad kai kuriais atvejais tokia informacija yra labai svarbi, pateikti tam tikrus histopatologinių tyrimų atsakymus ir taip toliau. Lygiai taip pat, jeigu mes kalbam ir apie Cancer Track tyrimą, jeigu kalbam apie sveikus pacientus, tai pirmiausia, turbūt vėlgi turėtų būti pateikta informacija, labai svarbi informacija, jeigu asmuo serga, pavyzdžiui, lėtinėmis uždegiminėmis ligomis, ypatingai ten, jeigu kalbam sisteminė vilkligė, Krono, pavyzdžiui, liga. Tai nes kai kuriais atvejais pas tokius žmonės irgi gali būti tos sergant lėtinėm uždegiminėm ligom, vėlgi gali būti ląstelių, kurių apoptozė ta šiek tiek irgi yra kitokia, sutrikusi. Bet, kaip aš jau minėjau, ne tik tos ląstelės, kurio apoptozė yra sutrikusi išskiriamos, bet dar yra naudojama visa eilė žymenų, dar yra naudojama visa eilė tyrimo metodų, kurie tikrai išskiria tik tai vėžinės ląsteles ir atlieka tyrimus tik tai su vėžinėm ląstelėm. Tai vat, kaip aš jau minėjau, tikrai visas procesas yra labai aiškiai aprašytas, visi, kurie dirba tiek nuo slaugytojų iki kito atsakingo personalo ir tie patys gydytojai pildantis tas formas iš tikrųjų puikiai žino, kokią informaciją reikia pateikti tam, kad, kaip aš jau minėjau, visi rezultatai, analizuojant ypatingai rezultatus, atlikus tuos visus kompleksinius tyrimus, būtų galima kuo aiškiau išanalizuoti rezultatus ir pateikti kuo detalesnę informaciją, kuo aiškesnę informaciją gydančiam gydytojui. Tai čia truputėlį tos įvairios, tai turbūt tiek šiai dienai apie visus tyrimus, apie tai, ką norėjau pašnekėti, apie tai, ką norėjau pakalbėti. Detalesnė, platesnė informacija jūs galite rasti svetainėje www.trucheck.lt. Ten yra pagrindinė turbūt ir informacija apie tuos tyrimus, apie kuriuos aš šiandien kalbėjau. Jeigu turit klausimų, jeigu turit kažkokių galbūt ir pastabų ar kažkokių pasvarstymų, arba jūs kažkas neramina, ar norėtumėt pasikalbėti, pasikonsultuoti, visuomet galit kreiptis į mane. Arba galit rašyti laiškus. Aišku, kartais galiu būti ir nepasiekiama telefonu, nes darbai veja darbus ir būna taip, kad net, kaip aš sakau, kvėpuot pamiršti per darbus, bet visuomet stengiuosi atsakyti į laiškus, tai visuomet galite rašyti info@trucheck.lt ir tikrai visuomet pasistengsiu atsakyti kiekvieno iš jūsų laišką.